Įsivaizduok tamsų žiemos vakarą. Miškas stovi tylus, tarsi sulaikęs kvapą. Sniegas krinta taip švelniai, taip tyliai, lyg kažkas danguje barstytų sidabrinės kibirkštis. Ir būtent tą stebuklingą akimirką nutiko istorija, kurią iki šiol žinojo tik miškas, o dabar ir tu. Giliai tarp apsnigtų medžių ėjo maža pilka pelytė vardu Piksi. Jis buvo toks mažas, beveik nepastebimas, bet jo širdelė plakė garsiai, iš baimės ir šalčio. Jis buvo pasiklydęs, jis nebežinojo, kur eiti, o snaigės krito vis greičiau, užklodamas žemę storų, baltų patalų. Piksi drebėjo. Jo letenėlės buvo sustyrusios, pilvukas seniai tuščias, o aplinkui nei vieno pažįstamo garso. Tik vėjas tyliai kuždėjo, bet kažką neįtin malonaus. Šalta, taip šalta, sušnibždėjo Piksi. Jis jau ruošėsi slėptis po krūmų ir laukti, kol pūga praeis, bet staiga išgirdo lengvą, vos pastebimą šnarėjimą. Iš po apsnigtos eglės pasirodo rusva nosytė. Tai buvo voverytė Lili, mažytė, miela, su didžiulė puria uodega, primenančia šiltą antklodę. Lili mirktelėjo savo didelėm akimis. Oi, ką tu čia veiki vienas per tokią pūgą? Piksi tyliai pasakė, aš pasiklydau, man šalta ir aš labai noriu valgyti. Lili prisiartino, palenkė galvelę ir švelniai nusišypsojo. Nebijok, aš tau padėsiu. Einame pas mane, ten šilta. Ir drebintis Piksi nusekė paskui ją. Lili namelis buvo sename medyje. Viduje degė švelni švieselė, kvepėjo riešutais, džiovintomis uogomis ir jaukumu. Lili užklojo Piksi savo puria uodegėlę, padėjo jam dubinėlę šilto riešutų sriubos, įpylė uogų arbatas ir davė mažą saldų sausainėlį. Piksi pajuto, kaip jo krūtinėje išsiskleidė tikra šiluma. Jis netikėjo, kad kažkas gali būti toks geras. Nuo tos dienos Piksi daugiau niekada nebuvo vienas. Kiekvieną vakarą Lili sekdavo jam linksmų ir šiltų miško istorijų, o Piksi klausydavosi plačiai atmerktomis akimis. Dienomis jie žaisdavo su sniegu, čiuožinėdavo, statydavo juokingus sniego senius ir gamindavo visko iš riešutų bei uogų. Žiema staiga nustojo būti baisi, juk šalia buvo draugas. O kai turi draugą, net pats šalčiausias miškas tampa šiltas. Taip Piksi rado ne tik namelį, jis rado šeimą. Ir kiekvieną vakarą, žiūrėdamas į krintantį sniegą, jis galvodavo, kaipgi gerai, kad sutikau Lili. Ačiū tau, brangus žiūrove, kad tu žiūrėjai šį pasaką iki pat galo. Tu tikras šaunuolis. Jeigu tau patiko ši istorija, būtinai paspausk patinka ir prenumeruok kanalą. Laukiu tavęs vėl, nes bus dar daug linksmų pasakų ir dainelių.